Gemini, kaip čia pasakius, nuo pat pradžių buvo toks visų galų meistras. Jų pirmoji versija jau matė, girdėjo, suprato viską iš eilės ir galėjo generuoti bet kokią formą. Tada atsirado Gemini 2, kuris ne šiaip savo atsakydavo, bet dar ir mąstė, programavo, veikė kaip mini agentas. O dabar jie paleidžia Gemini 3, tai, kaip jie sako, stipriausią modelį pasaulyje. Tiek dėl multimodalumo, tiek dėl mąstymo. Tai yra protingiausias jų modelis, kuris atseit gali padėti įgyvendinti praktiškai bet kokią jūsų idėją. Nuo šiandien Gemini 3 jau po truputį atsiras Google produktuose, kad galėtumėt jį išbandyti patys. Pavyzdžiui, paieškoje. Ten atsiranda naujos kartos generatyvinės sąsajos, net interaktyvios simulacijos, tokios kaip šita. O Gemini programėlėje galite naudoti visą tą jų gebėjimų siuitą visokiausiams reikalams. Galite pagreitinti mokymąsi, kūrybą, planavimą, imtis darbų, analizuoti sudėtingus vaizdus ar dar bala žino ką. Jeigu programuojat, jau šiandien yra Gemini 3 Pro, prieinamas per API. Ir dar jie pristatė naują platformą – Google Anti-Gravity. Skamba kaip fantastika, bet pasak jų, tai naujas požiūris į programavimą, kuriame Gemini 3 genetinis kodavimas pagreitina visą kūrimo procesą. Taip jie sako. Per artimiausias savaitės Gemini 3 serija bus plėtojama toliau. Nauji modeliai, nauji moduliai, nauji dydžiai, žodžiu, visos šventės iš karto. Ir pasak jų, tai tik pati pradžia. Dar vienas žingsnis link to, kad dirbtinis intelektas taptų protingesnis, asmeniškesnis ir, aišku, neišvengiamas. Jeigu norit sužinoti daugiau, ieškokit informacijos DeepMind ir Google Gemini. Sėkmės, kaip sakant.